Iš tikrųjų, nelabai norėčiau gal ir sustoti ties labai konkrečiais dalykais. Tų 2 metų, aišku, laikotarpis tam tikrą prasme buvo labai įdomus, bet aš manau, kad yra verta ne tik tai pažiūrėti į tuos 2 metus, ką čia darėm, ką padarėm, ko nepadarėm, bet pažiūrėti šiek tiek į platesnį kontekstą ir kas yra sekantis 2 metai ir kaip mes iš viso turėtume matyti tam tikrą prasme politikos reikšmę šitam laikmetį ir ką mes turėtume matyti kaip bendresnį vaizdą. Tai ir man atrodo, kad kartais mes tarp tų detalių šiek tiek pametam tą bendresnį vaizdą ir tada gal ir ta diskusija nebūna visada pakankamai aiški. Mano įsitikinimu, aš matau 2 labai aiškius tikslus bet kuriai valdžiai ir aplamai visai valstybei. Tai vienas dalykas yra tai, kad mes turime suvokti, jog pagrindinis procesas, kuris vis dar vyksta ir tęsiasi mūsų plačia prasme gyvenime, tai yra konvergencija į, sakykime taip, europietišką, vakarietišką gyvenimą. Tai mes išėjom, bet dar nedaėjom. Išėjom iš vieno gyvenimo, einam į kitokį gyvenimą. Ir daugybė ryšių dar vis ir daugybė šaknų dar vis sieja su ankstesnė sistema, bet vis daugiau atsiranda ir vakarietiško, sakysime, europietiško gyvenimo. Tai jeigu būtumėm labai įžvalgus ir išmintingi, tai maždaug įsivaizduotumėm, kur turime pataikyti, tai greičiau tai nereikia. Tai aš nesakau, kad reikia Zaporožietį kreisti Mercedesu. Galbūt galima iš to Zaporožiečio padaryti Mini Cooperį ir varom tenai, bet žinokim, kur varom. Tai aš tik tai norėčiau pasakyti, kad mano įsitikinimu konvergencijos procesas, aš nežinau, ar jis tinka taip bendriausia prasme, jis yra ne tik ekonomikos konvergencijos klausimas, ir politikos konvergencijos, ir visuomenės tam tikrų vidinio gyvenimo, vidinių tam tikrų, sakysim, savivokos ir sąrangos ir mentaliteto, ir psichologijos reikalas, ir žiniasklaidos konvergencijos. Tai visa tai yra tais, kur mes šitie gyvename. Ir todėl, sakysim, tai, ką mes bandom daryti, mes ir bandom tą konvergencijos klausimą, kiek galima sparčiau stumti priekį. Maždaug įsivaizduodami, kaip tas Mini Cooperis galėtų atrodyti. Nes, mano įsitikinimu, vienas dalykas, ko mums labiausiai trūksta Lietuvoje, tai tikėjimo, kad tikrai mes galim tą Mini Cooperį turėti Lietuvos, taip sakant, pačia bendriausia prasme Lietuvos gyvenime. Tikėjimo Lietuvos sėkmė, tikėjimo, kad Lietuva gali būti tikrai moderni, globaliai konkurencinga šalis. Ir tada tu bandai greičiau tą konvergencijos kelią praeiti. Tai todėl, sakysim, šiuo keliu einant, aš iš tikrųjų matau, kad ir valstybės valdymo pertvarka, ir modernios ekonomikos kūrimas, ir, be abejo, finansų susitvarkymas tam, kad kitos krizės taip skaudžiai nemuštų. Tai visa tai yra tam tikrą prasme to paties paveikslo sudėtinės dalys. Dabar akivaizdu, kad šituo konvergencijos keliu stengiantis greičiau eiti, yra dalykų, kurie šiuo metu reikalauja ypatingo dėmesio, tam, kad iš ties atsikabintumėm kai kurių sąsajų, kurios vis dar labai galingai laiko, sakysim, prikabinę prie ankstesnių dalykų. Tai aš turiu omeny visų pirma energetiką. Ir šitoje vietoje, šalia konvergencijos, aš kelčiau iš tikrųjų esminį klausimą ilgalaikę prasme. Tai tam tikrą prasme tokio pamatinių geopolitinio saugumo reikalų susidėliojimas.
Ir čia aš nematau jokių, nežinau, kodėl taip atrodo, kad užsienio politikoje mes čia kažką tai prarandam arba neatrandam. Tai pirmas dalykas, energetika yra pats esminis šiame laikmetyje užsienio politikos tikslų įgyvendinimas. Antras dalykas, mano manimu, žiūrint ilgalaikę prasme, Lietuvos geopolitinis saugumas, mūsų regiono geopolitinis saugumas ypatingai stipriai priklausys nuo to, kur gravituos tas regionas, kuris yra tarp mūsų ir Rusijos, turiu omeny Baltarusiją, Ukrainą ir visą rytų kaiminystės regioną. Ir todėl čia mūsų pastangos vėlgi ilgalaikė prasme yra visiškai aiškios ir tikslingos. Ir paskutinis dalykas, tai tikrai nematau, kad, tiesą sakant, nematau, kad mes prarastumėm kokius nors ryšius arba santykius su Jungtinėm Amerikos valstijom. Priešingai matau labai daug, gal mažiau matomo aktyvumų, bet labai daug. Ir trečias dalykas, tai santykiuose su Lenkija. Vėlgi nematau kažko, kas turėtų mus gąsdinti. Priešingai, vakar 1,5 valandos praleidęs dvišaliam pokalbį su premjeru Tusku ir su užsienio reikalų ministru Sikorskiu, galėčiau sakyti, kad senai tokių pokalbių neturėjau. Tai čia atsakant į galbūt į kai kurias pastebėjimus apie užsienio politiką ir energetiką. Bet vėlgi, gal ir baigdama šito vietoj, norėčiau dar sykį tą patį akcentuoti, kad matau iš tikrųjų tai, ką turime daryti kaip tam tikro tęstinio proceso dabartinį etapą, kai iš tikrųjų tos konvergencijos kelią galim prabėgti greičiau, iš ties nebijodami pertvarkų, nebijodami permainų, ten, kur matom, kad jos tikrai yra reikalingos. Vertinimai, subjektyvus ar objektyvus vertinimai, jie yra svarbus dalykas, bet manau, kad pamatysim, kaip jie atrodys šitos distancijos, dar 2 metų distancijos pabaigoje. O darbotvarkė ateities išties gali ir turi būti labai aiškiai orientuota į tą ilgalaikės ateities perspektyvą. Ir šitoje vietoje aš matau tikrai didelės galimybės kai kurios dalykus, tai yra, apie ką čia kalbėjom, labai rimtai pastumėti į priekį. Ir galvoju, kad yra toks geras pavyzdys, kartais, kai galvoju, kad čia ar tikrai politika protingi žmonės nebeina. Štai atsiverčiu Financial Times kažkurios čia dienos antradienį praeitą. Ir kas rašoma apie Davido Camerono koaliciją. Kaip čia išversti? Breakneck koalicija? Turbūt galima koalicija. Tai yra gerų pavyzdžių. Ačiū labai. Ačiū, premjerė. Matau, Britanijos vyriausybė nuolatinio įkvėpimo šaltinio tapusi. Mes gal jau. Abipusė. Abipusė, jo. Abipusė. Iš tikrųjų, aš pasižiūrėjau skaičius paskutinius Europos komisijos, kurie buvo prieš savaitę, neklystu, paskelbti praėjusį pirmadienį. Tai kalbant apie ekonominę konvergenciją, jinai iš tikrųjų prognozuojama Lietuvai per artimiausius 2 metus ir Estijai ypatingai, bet taip pat Lietuvai, Latvijai irgi. Turiu galvoje, ES ekonomikos augimo vidurkiai yra pastebimai mažesni komisijos nuomonė negu Lietuvos. Tai bent čia turbūt galima tikėtis kitom sąlygom esant lygiom tam tikrų gerų postumų, bet kaip suprantam ir iš ankstesnių pasisakymų, ne vien ekonominiai rodikliai yra konvergencijos išraiška. Kaip čia daug kas susijęs su
žmonių elgesių, mąstymų ir struktūrų pasikeitimais. Tai kviečiu, prašau, Jurgita, ir kitus. Dėkuoju, Ramūnai, aš galbūt pratęsant tą temą, apie kurią jūs užsiminėt ir šiek tiek iš savo daržo, tai tikrai gal truputėlį galėčiau pajuokauti, kad net ir tokiais laikais, net ir Lietuvoje atsiranda žmonių, kurie atsiranda politikoje. Ir turbūt save priskirčiau prie tokių žmonių, nors tai man labai nauja veikla ir labai didelis iššūkis. Ir kaip žmogui įpratusiam dirbti visada tokiam daugiau executive lygmenyje, atsiprašau už nelietuvišką žodį, irgi kai kurie dalykai politikoje kartais atrodo keistai, norėtųsi, kad viskas vyktų greičiau, daugiau ir taip toliau, bet manau, kad gal čia yra jaunystė ir aišku laikas tą pataisys. Bet kai žiūrėjau į tyrimų įvairių skaičius, kurie buvo pateikti, tai paradoksalu, kad vertinimai, kaip teisingai buvo pasakyta, yra gan tolimai susiję su tikrovė ir pavyzdžiui, pono Janeliūno skaidrėse biudžeto politika, kuri vertinama yra labai blogai, nežinau, kad čia reikėtų man dabar su tuo daryti. Įdomu yra tai, kad ir buvo viena iš priežasčių pasakyta, kad tai yra geriausiai vertinamos tos sritys, apie kurias žmonės mažai žino, tai logiškai blogiau vertinamos tos sritys, apie kurias žmonės žino daug. Tačiau nepaisant to, vis dėlto ir apklausos, kurios buvo padarytos, ir aš čia norėčiau grįžti prie BMS-o buvusios apklausos, kuri tikrai labai man praverčia dabar šnekantis su žmonėm apie viešuosius finansus, parodė, kad žmonės žino viską visiškai atbulai, negu kad yra iš tikrųjų. Todėl, kad kalbėdami apie viešuosius pinigus, kam jie yra išleidžiami, tai žmonės rikiuoja sritis absoliučiai priešingai, negu jos yra realiam gyvenime. Tai yra valdininkai, toliau yra gynyba, toliau yra dar kažkas, nors iš tikrųjų viskas yra absoliučiai atvirkščiai. Tai turbūt taip matant klausimą, be jokios abejonės tie vertinimai galbūt natūraliai išplaukia irgi atitinkami. Taip pat ir apie ES situaciją kalbant. Situacija yra vertinama labai gerai, nors puikiai žinome, kad dabar bent 5 iš eurozonos šalių, o dar ir daugiau, turi labai didelių problemų ir didelių problemų turi taip pat ir kitos ES šalys. Ir dabar klausimas, kodėl taip yra. Be abejonės turbūt taip yra todėl, kad daug informacijos viešumoje nėra. Aš labai nemėgstu to tokio supaprastinto galbūt teiginio, kad va čia žiniasklaida gerai nerašo, bet turiu pastabų ir tą informaciją, kurią galime surasti žiniasklaidoje, nes tai žmogui yra turbūt pats paprasčiausias dalykas kažko tai pasidomėti vargu, ar labai žmogus norės nagrinėti finansų ministerijos tinklapį, dar kažkieno tai tinklapį ir ieškoti vien kažkokios informacijos apie, sakykime, apie savo šalies finansus. Bet ir turbūt normalu yra, kad žiniasklaida yra kritiška, bet man truputėlį kartais susidaro toks vaizdas, kad ji yra selektyviai kritiška. Todėl, kad jeigu tie patys Seimo nariai gali tą pačią dieną pasakyti, kad 2011 metų biudžeto pajamų planas yra nerealus, šalis yra praskolinta ir tuoj pat pabalsuoti už 600 milijonų išlaidų padidinimą, tai man atrodo, kad bet kurioje kitoje valstybėje, ko gero, tokius balsuotojus žiniasklaida normaliai imtų ir subaladotų. Atsiprašau už žodį. Dabar, jeigu pasimsime ekonomistą tą patį, kaip jisai nagrinėja, tarkim, Camerono vyriausybės siūlymus dėl konsolidavimo į vieną pusę, į kitą pusę, sveriami privalumai, trūkumai. Ta prasme, tikrai skaitai, supranti, kad nėra vienos nuomonės, kad tos nuomonės yra skirtingos, bet tas yra normalu ir tai yra kritiška diskusija. Čia mes galbūt turim paprastesnę situaciją ir manau, kad tai žmonėms susivokimo neprideda. O vis dėlto, ko gero, pagrindinis uždavinys ir tos pačios žiniasklaidos būtų tas, kad žmonės turėtų būti ugdomi kaip sąmoningi mokesčių mokėtojai, kurie suprastų, kad jeigu jiem kažkas tai parodo gražiai atrodančią makaronų lėkštę, tai vis vien už tą lėkštę kažkada anksčiau ar vėliau reikės kažkam susimokėti. Todėl, man atrodo, bet vis tiek aš matau labai didelę pažangą ir gaila, kad tai yra krizės teigiama pasekmė, nes galbūt apskritai tos krizės, bent jau tokio masto, bent jau viešuosiuose finansuose mums būtų pavykę išvengti, taip kaip pavyko išvengti, tarkim, tai pačiai Estijai, bet vis tiek susidomėjimo, žmonių susidomėjimo tokio
gal iš pradžių dar nelabai ryžtingo, bet vis drąsesnio ir vis didesnio aktyvumo ir klausimo kelimo, o kur vis dėlto išeina tie pinigai, kuriuos mes sumokame kaip mokesčius į biudžetą ir kaip čia taip pasidaro, kad čia ir skola ta mūsų auga ir kažkokios tokie dalykai pradedami labiau jausti kažkaip arčiau savęs, negu kad tas buvo iki krizės. Ir aš manau, kad vis tiek, kaip bežiūrėtum, tai yra gerai, nepaisant to, kad tenka neretai ir visokiausių karčių žodžių išgirsti. Dabar dėl verslo sąlygų galbūt gerinimo arba apskritai dėl kažkokių dalykų, kurie gali būti padaryti ir nebejotinai gali būti padaryti geriau, manau, kad vėlgi tikrai tiesa, daug ką galima padaryti turbūt ir geriau, ir daugiau, ir greičiau atskirais atvejais, bet, na, būkim truputį sąžiningi, ne visą laiką iš tikrųjų tie supaprastinimai ar kažkokie pagerinimai būna tokie pagerinimai, kurie būtų aktualūs arba svarbus visiems ir pagerintų visų situaciją. Ką galima, pavyzdžiui, sutikti su darbo santykių lankstumu, kas yra horizontalūs sprendimai, teritorijų planavimo ar kažkokiais dalykais, kurie svarbus yra visiems. Bet, kaip sako daktaras Kuodis, dažnai būna taip, kad kaip pristinga fantazijos, tai vienintelis sąlygų pagerinimas, tai būna dar viena kokia nors selektyvi mokesčių sistema kam nors, tam, kad tiesiog išsispręsti savo tokias mažas kažkokias vietinės problemėlės ir iš tikrųjų, kas Lietuvai, na, vargiai ar turi tokios didelės reikšmės ilguoju laikotarpiu žiūrint, kaip kažkokie tokie tikrai horizontalūs sprendimai, kurie atrodo, kad neduoda nei greitų pinigų, nei kažkokių didelių sutaupimų toj pat, bet ilguoju laikotarpiu be jokios abejonės yra veiksmingi ir ko gero patys veiksmingiausi. Tai čia tos konvergencijos jau šiuo atveju požiūrių, kas iš tikrųjų esmingai pagerintų verslo sąlygas Lietuvoje, kas yra tie tikrai dideli akmenys, už kurių kliūna verslo vežimas, manau, kad turėtų būti daugiau koncentracijos į horizontalius dalykus ir mažiau koncentracijos į kažkokius pavienius dalykus, kurie yra aktualūs vienam ar kitam sektoriui ir tiesiog yra bandymas, na, turėti savo vėlgi kažkokią naują privilegijuotą padėtį, galbūt ir kitų sąskaitų. Tai turiu pasakyti, kad, na, nedėkingas, aišku, buvo vyriausybės gyvenimas 2008 metų pabaigoje, 2009 metais, kada visos šalis stimuliavosi iš krizės. Šita vyriausybė darė visiškai priešingus dalykus, nedaug kas sukiojo pirštu prie galvos, atsisakydama suprasti, kad kitos alternatyvos ar grėsmės, kurios tuo metu grėsė, na, jos buvo gerokai didesnės negu kad tas skausmas, kurį reikėjo išgyventi. Be jokios abejonės tai, kad dabar matosi, jog gyventi skolon vis dėlto sau leisti negali net ir tos šalis, kurios kažkada mums buvo gerbuvio pavyzdys, tai, na, ko gero netiesioginiais būdais vis dėlto įrodo racijo tų sprendimų, kurie buvo padaryti. Bet be jokios abejonės, jeigu jau čia šiuo atveju praeities politikai būtų labiau vertinę biudžetinę drausmę ir būtų tą tiesiog, na, laikę mokesčių mokėtojų turtu, taip kaip mokesčių mokėtojų turtų biudžetinę drausmę laikė Estijos politikai, tai mes šitą krizę ekonomikoje juk didelio skirtumo nebuvo. Dviženklis smukimas vienoje ir kitoje šalyje praktiškai tas pats. Tas pats ekonomikos lankstumas leidžia demonstruoti geresnius rezultatus ir faktas, kad ne viešasis sektorius ir visas Baltijos šalis gali iš krizės ištraukti, o tik tai privatus, todėl tas išlaidomis išsistimuliavimas iš krizės nei viena iš Baltijos valstybių nebuvo išeitis, bet na, tas taškas, su kuriuo mes pasitiksim 2012 metus, bus be jokios abejonės skirtingas, nes estai juos pasitiks su beveik nepadidėjusia valstybės skola, tuo tarpu mūsų skola vis tiek bus kelis kartus didesnė negu buvo prieš krizę ir tai reiškia, kad, na, daugiau ar mažiau vis dėlto tam tikrų papildomų svorių šitas dalykas gulės ant mūsų pečių ir mes turėsime su ta problema dorotis dar papildomai šalia kitų problemų, kurias galime savo kelyje sutikti. Bet apskritai, kai manęs klausia, kadangi aš vyriausybėje esu ne nuo pirmų dienų, o nuo pusantrų metų, pusę metų trumpiau, tai visą laiką galima diskutuoti dėl sprendimų detalių,
kurios paprastai atsiranda kaip politinio kompromiso išdava. Tai tik paskui politikai pamiršta, kad jie iš tikrųjų buvo tų detalių autoriai, pradeda ieškoti kažkokių technokratų, kurie neva tai buvo dėl to kalti ar panašiai, bet paprastai visos diskusijos susivelia į kažkokias detalės. Ten vieną PVM tarifą, ar kokį akcizą, ar ten vieną išlaidų eilutę, ar dar kažką. Bet ir ko gero, dėl kiekvieno tokio sprendimo galima ilgai diskutuoti. Bet globaliai žiūrint į pačią strategiją, tai yra, kad pagrindinė problema buvo tai, kad pudra buvo buminės pajamos iki krizės, jos tiesiog maskavo žiojančią skylę, dingo ta pudra, skylė išsižiojo, reikia kažką tai tuoj pat su tuo padaryti. Tai reiškia, kad nieko kito negali padaryti, jeigu nenori prasiskolinti ir nenori bankrutuoti, kaip tik tai pasistengti tas žirkles suglausti. Na, nebuvo kito kelio ir dėl to, kol tikiu tuo, ką darom, tai kol ir toliau tą patį darys. Taip, tai buvo dar vis finansų ministrės žodis. Moralas, suprantu, toks, kad yra vilties, jog krizė nebus iššvaistyta. Ir galbūt dar kas nors norėtų iš galbūt geriausiai vertinamos ministerijos vadovas keletą refleksijų pateikti. Ačiū. Tai, ką pasakė gerbiama Ramonaitė, tai iš tikrųjų aš manau, atspindi tą pagrindinę problemą, kurios mes tikrai neįspręsim, tam reikia laiko. Ir čia aš matau ypatingai didelę atsakomybę ne politikų, ne tų, kurių buvusių ypatingai, kurie jau nuėjo nuo scenos arba dabar nepriima sprendimų. Kai jie kalba, kad keičiasi užsienio politika. Aš juos galiu suprasti. Bet aš nelabai galiu suprasti, pavyzdžiui, dabar ir ponas Janeliūnas. Pasakė kelias frazes, aš pabandysiu jas iššifruoti. Pirmiausia, jūs pasakėt, štai Vilmorus tyrimas ir matyti, tai žmonės nežino apie užsienio politiką ir dėl to taip gerai vertina. Tai iš karto daroma prezumpcija. Tai kokia velnio mums tada reikalingas tas tyrimas, jeigu mes iš karto jo abejojame. Dar daugiau galiu pasakyti, aš tai manau, kad čia yra tikriausiai kita yra priežastis, kad bendram institucijų visos viešos veiklos veidrodį šita ministerija tikriausiai mažiausiai yra dalyvaujanti įvairiuose šokių ir vok skandaluose. Dabar kitas dalykas. Štai jūs pasakėte, kad Lenkija erzina neįspręstos problemos. Taip, jūs iškart sakot, kad yra tos problemos. Ir iškart primetat Lietuvos pusę ir skaitytojų Lietuvos, kad tos problemos yra. Aš galėčiau pasiginčyti. Dabar toliau. Jūs sakėte, kad su Rusija santykių neperkrūvamas. Kaip liktai ir priekaištas būtų vėl. Tai aš noriu paklausti, o kas juos projektavo tą perkrovimą? Perkrovimas vyksta, kaip jūs žinot, iš abiejų pusių. Bent yra jungiklis ir kišiklis. Šito nėra. Toliau jeigu kalbame, jūs sakot, kad mes esame stumiami į užribį. Aš nežinau, aš nesijaučiu stumiamas ir niekas manęs nestumia, kaip ir vyriausybės ir užsienio politikos. Tai aš tik noriu pasakyti paprastus dalykus. Reikia labai atidžiai ir ypatingai tie, kurie formuoja visuomenės nuomonę ir kurių įsiklauso garbūs žurnalistai, kurie sėdi. Reikia labai atsargiai vartoti žodžius ir atsakyti už kiekvieną frazę labai atsakingai. Aš nesakau tai, kad priekaištas, bet tiesiog yra tokios tendencijos. Ir tos tendencijos tarnauja blogą, sakykime, tarnystę Lietuvai. Ir tai tam visam nusiteikimui. Ir todėl kartais man atrodo, aš pavyzdžiui dabar nesenai, kadangi jau artėja tas pirmininkavimas, pradėjau žiūrėti, kaip su tais visais užšaldytais konfliktais. Ką aš matau, užšaldyti konfliktai yra labai panašus į nuotaikas mūsų visuomenė. Kai kas iš jų gyvena. Gyvena iš užšaldytų konfliktų. Ne tik tarpininkai, ne tik derybininkai, bet ištisos valstybės. Tai va šiuo atveju iš tikrųjų mes turim vengti tokių dalykų. O daugiau pasakyti, aš tikrai sutinku su premjeru, kad energetika šiandien yra esminis užsienio politikos, aš manau, mūsų toksai laukas, platforma, kur turim dirbti. Santykiai su kaimynais, jie yra apibrėžti labai elementariais dalykais ir jų visada laikomasi, yra tam tikri pasiekimai. Aš nesikartosiu dabar, jeigu kas norės, aš atsakysiu. Nulatinis darbas Europos Sąjungoje, gilinimas narystės, jis vyksta pastoviai, kaip ir tie bristai ir URT ir BRT į mėnesį po kartą. Ir visi gali matyti, kas ten vyksta. Rytų politika, jinai nieko nepasikeitė, jinai vyksta ta pati ir galbūt dar daugiau ir intensyviau, nes tik mūsų dėka galiu pasakyti,
tiksliau sakant, pradžia buvo mūsų. Suteiktas bevizio režimo žemėlapis Ukrainai ir pradėtas. Taip, kad yra daug įvairių tų dalykų. Ir todėl aš tikrai nenoriu sutikti kartais su tais pesimistiniais arba tokiais keistais palyginimais, išvadom ir gražiom frazėm. Ir tikriausias baisiausias dalykas, ne baisiausias, o sunkiausia atsispirti rašančiam žmogui ir viešai samprotaujančiam, tai yra vadinama ta gražios frazės pagunda. Sugalvoja gerą frazę, gaila jos atsisakyti. Nori ją palikti tekste. Aš pats rašiau, aš žinau tą dalyką. Ir nori įdėti. Tai va tik tiek. Ačiū.